Yra sakoma, kad įsigijus naują gyvenamąjį būstą priedo gauname ir naujus kaimynus. Būtent šie žmonės ateina į pagalbą, kai reikia išvykti, kai reikia palaistyti gėles, pašerti šunį ar katiną, ar kai sugenda automobilis. Kokie santykiai vyrauja Panevėžiečių kaiminystėse? Geri. Jeigu reikia, padedam vieni kitiems. Tikrai reikia pavežti, padėti kažką tai, arba organizuot. Tai va tokie dalykai. Labai geri. Ir su senais buvusiais, ir su naujais. Čia pat kotežas, 10 šeimų gyvena, jaunų šeimų. Na ir mes su jais labai gerai bendraujame. Norint palaikyti gražius ir šiltus santykius su kaimynais anot Stetiškių gatvės gyventojų, būtina turėti tam tikrus asmenybės bruožus. Aš pasakysiu taip, kad reikia pačiam būti geram ir tada visi geri, į viską žiūrėti pozityviai. Jeigu kažkas kaimynui nepatinka, reikia pakalbinti, galbūt jisai pagalvos ir tas betarpiškas bendravimas toliau tęsis. Geranoriškumas yra pagrindinis. Jeigu žmogus turi gerą širdį, gerus norus būti su kaimynu, taip pat ir šeimoje, visur viskas geranoriškumas, visur pagrindas yra. Moteris tikina, kad ne visada viskas gali būti kaip pasakoje, tačiau šiuolaikinis jaunimas auksas bendruomenėms. Nedauguma galbūt yra jaunų žmonių, kurie nelabai nori bendrauti. Atseit mes atsilikę ir taip, bet aš nesijaučiu, todėl kad galvoju, kad esu geriau patyrus, daugiau žinau ir taip. Bet sakau, yra labai puikių, protingų jaunų žmonių. Labai seniai buvo, bet jau išmirė kitoj pusėje kelio. Kaimynai, su kuriais reikėjo biškį pasiderinti. Na, ne iš mano pusės, bet tai buvo. Tačiau dabar nieko nebeliko aplink. Ir čia išmirė, ir visi kitoj pusėje kelio, nauji žmonės, bet mes su jais labai gerai sutarėm. Sakoma, kad dalyvavimas renginiuose, miesto šventėse ar kitose organizuojamose kaimynų šventėse suartina net pačius blogiausius. Labai didelę naudą neša, todėl kad mes susipažįstam artimiau ir esant nelaimiai, pavyzdžiui, mirus, visi dedam kiek kas galim į vokelį ir paremėm, žodžiu, tokia bendrystė gaunasi. Šalia mūsų čia buvo dar neprivatizuotas tas parkas, tai rengdavom ir ten buvo gražiausios liktai sodybos šventė dar kolūkio laikais. Ir šiaip tokių susiejimų būdavo. O dabar jau mūsų naujoji pirmininkė bendruomenės, labai aktyvi, jauna ir vienu žodžiu užsiima, turi sveikatos, turi iniciatyvos ir organizuoja tikrai renginių. Tačiau nėra namų be dūmų, todėl ir policijos pareigūnams tenka atvykti į pačius keisčiausius iškvietimus. Pranešimų registruojame daugiau dėl triukšmo, dėl kaimynų skundų, sakykime, dėl žolės pjovimo, gauname daugiau vasaros sezono metu. Retu atveju anot Odetos Jukniūtės tenka iškelti ir baudžiamąją bylą, jei nėra galimybės išspręsti problemos gražiuoju. Dažniausiai atvykę policijos pareigūnai bando išspręsti gražiuoju, kaimynai, kad susitaikytų, arba kreipiasi į pažeidėją, kad jisai liautųsi tiesiog kėlęs triukšmą. Tai dažniausiai išsprendžiama yra gražiuoju ir susitariama. Sakoma, kad bendrystė su kaimynais suvienija visus dėl vieno bendro tikslo. Tenka pabūti ir gaisrininkais, ir medicinos darbuotojais, ir veterinarais. Violeta ir Marijona dalinasi savo kuriozinėmis istorijomis. Čia žaibas trenkė į namą, ten, gaisras. Įsivaizduojat? Tai aišku, puolė visi čia ir ne tik gaisriniai, ir ne tik, bet ir žmonės. Ir kadangi žmonės nukentėjo, naujas namas, nežinau, ar jie buvo apsidraudę užspėję ar ne, bet mes darėm savo Stetiškių gyvenvietėje tokią rinkliavą. Mūsų gatvėj, kitoj gatvėj, Šiaučiūno,
ir kiek galėdami padėjom. Ir tikrai visi žmonės geranoriškai tai darė. Tai va čia, va toks, kai žmogui bėda, tikrai atsiranda. Su senaisiais tai buvo tiesiog kuriozinė tokia, aš kai baigus Žemės ūkio akademiją, veterinarijos truputį žinių žinau, ištiko nelaimė, dar tada karvės laikėm visi pasubatas, karvė didžiulė, labai geros veislės, veršiuojasi. Atlėkė subatas, sako, žinot, kaimynė, nebežinau, ką daryti, veterinaras kažkur tai išvažiavęs, neatvažiuos, o karvė, sako, guli paslika. Nu ką, sakau, žinai, einam. Užsidėjau pirštinės iki pečių ir, žinokit, tikrai buvo veršis, tas ėjo, žodžiu, atmetęs galvą ant nugaros savo. Teko man jį ištiesinti, nu ir sėkmingas buvo toks padarytas dalykas. Puikūs ryšiai su kaimynais gali leisti tikėtis jų pagalbos, jaustis naudingais, užtikrinti saugesnį ir ramesnį gyvenimą.